Kaip atrasti malonumą reguliariai judėti? Jeigu kritiškai peržvelgę savo dienotvarkę pastebite, kad per mažai judate, tikrai iš karto nereikia imtis drastiškų priemonių ir užsirašyti į 5 treniruotes per savaitę sporto salėje. Iš tiesų, fizinis aktyvumas, kuris yra sveikatai palankus, yra ir apie ryšio su savo kūnu užmezgimą. Tai vadinasi, kad mes neignoruojame taip, kaip jaučiamės tą dieną ir pasirenkame judėjimo formą, kuri tą dieną mums palankiausia. Štai keletas būdų, kaip susidraugauti su judesiu. Pirmiausia, ieškokite savo širdžiai malonios veiklos, bet ir nebijokite eksperimentuoti. Išbandykite šokius, kovos menus, pėsčiųjų žygius. Kad nenusibostų, laikas nuo laiko pakeiskime vieną veiklą kitą. Į fizinio aktyvumo veiklas įtraukime šeimą ir draugus, kad būtų linksmiau, smagiau ir galėtume vienas kitą motyvuoti. Jeigu darbe, moksluose ar kitose gyvenimo srityse esate linkęs orientuotis į rezultatus, kviečiu fizinio aktyvumo metu labiau dėmesį skirti pačiam procesui, pasimėgauti juo ir nesistengti lygintis su kitais, tiesiog stebėti savo paties progresą. Taip pat siūlyčiau atkreipti dėmesį, kaip judėjimas veikia jūsų nuotaiką. Greičiausiai ji tampa geresnė, taip pat jaučiate mažiau įtampos ir įgyjate daugiau pasitikėjimo savimi. Taigi, ieškokime, eksperimentuokime, atkreipkime dėmesį fizinio aktyvumo teikiamas naudas ir palaipsniui judėjimas taps jūsų kasdienybės dalimi.